kitus, atiduodami pagarbą mūsų protėviams ir jų žygdarbiui, kurį prieš 85 metus jie pakartojo čia laikinoje sostinėje ir visoje Lietuvoje paskelbdami savo įprasmintus žodžius kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Didvyriškumas mus įkvėpia patriotizmui šiandien, kurio taip trūksta mūsų valdžios ir struktūros atstovams. Mes išėjome ginti savo teisių, savo tėvynės, savo kaimų ir miestelių, mūsų protėvių ir tėvų krauju aplaistytos žemės ir jų kapų. Mūsų kelias garbingas, mes savoje kovoje esame teisūs prieš Dievą, prieš visą civilizuotą pasaulį. Aukščiausiasis mums padės, kardas pakeltas ir nuleisime tik tada, kai pasieksime tai, ko trokštume ir ką privalome pasiekti. Gerbiamieji, būkime drausmingi ir vieningi, drąsūs, viso tokio pat energiją ir ryžtų vykdykime pavestą nepriklausomybės atgavimo darbą. Niekada nepamirškim, kad laisvės nevertas tas, kas jos negina. Tautos sukilimo 41 metų, birželio 23 dienos 85 metinių minėjimą pradėsime valstybės himnu. Kalba Kauno radiofonas. Prieš 85 metus nuskambėjo galingi žodžiai pasakyti Lietuvos liaudžiai apie nepriklausomybės atstatymo aktą. Skambės įrašas Kauno radiofono. Valstybei entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį
tautiniais vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais. Pasirašė ministras pirmininkas Škirpa, krašto apsaugos ministras brigados generolas Raštikis, užsienio reikalų ministras Skibinis, finansų ministras Matulionis, darbo ministras daktaras Pajaujis, pramonės ministras daktaras inžinierius Damušis, prekybos ministras Vytautas Statkus, žemės ūkio ministras profesorius Vitkus, komunalinio ūkio ministras inžinierius Landsbergis, valstybės kontrolės Vainauskas. Dėmesio, dėmesio, kalba Kaunas. Išgirdote šios prasmingus žodžius pasakytus prieš 85 metus. Gerbėmieji, pakelbdami Lietuvos sukilėlius, jų aukas, nužudytus dvasininkus, civilius tarnautojus, pedagogus, žmonės, kurie mylėjo savo žemę ir tėvynę, Lietuvos šaulių sąjungos garbės sargybos šauliai atliks dedikacinės salves. Pirmoji salvė už Lietuvą tėvynę. Antroji salvė už Lietuvos sukilimo dalyvius, narsiai kovojusius už savo kraštą. Ir už aukas, kurių buvo tūkstančiai nekaltų žmonių nukankintų Pravieniškėse, Rainiuose, Panevėžio gydytojų ir daugelį kitų, tegul būna šį garbingą dedikacinę salvę aukų atminimui. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt, pagarbę gavome užgimę, jei ir neturim leist pražūt, kaip ąžuolus prie Nemunėlio. Lietuvis nieko neatlos, kaip eglėtų prieš šūpėlės ir vėtrų ir žiemos žalios. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt, tą garbę gavome užgimę, jei ir neturim leist pražūt, jei ir neturim leist pražūt. Nuostabaus Lietuvų sąjungos šaulių kolektyvo Žaibas, vadovaujamas Šaulio daugelio tarptautinių konkursų laureato Rolando Daugėlos, atliko Stasio Šimkaus muziką ir žodžiai Jurgio Zavarveino Mažosios Lietuvos himnas. Kviečiame palaiminimui mūsų dvasios ganytoją, išlaidojusi šimtus partizanų, savanorių, sukilėlių, Kauno įgulos karo kapelioną majorą Tomą Karklį. Brangus broliai ir sesės, ginklo broliai ir sesės tautiečiai, esame šitame panteone, kuris primena mums tą gilę ir be galo vertingą, be galo gilias ir sveikas mūsų tautos šaknis, vieta, kur šiandien turime galimybę apkabinti
prisiminimais, malda visus tuos, kurie padėjo galvas už mūsų brangiausias vertybės - laisvę, nepriklausomybę, tėvų tikėjimą, šeimą ir visą tai, kas yra brangiausia. Šiandien Kauno arkivyskupas metropolitas apkabino visus mūsų įgulos bažnyčioje malda, o aš šiandien šioje vietoje noriu dar kartą apkabinti maldą visus sudėjusius savo patį brangiausią turtą, gyvybę ir gyvenimą ant mūsų laisvės aukuro, žuvusius už mūsų tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Viešpaties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Štai aš viešpaties tarnaitė, tiesie man pagal tavo žodį. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie. Amžinai atilsį duok mirusiems viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Broliai ir seserys, lai mūsų didžiavyrių, vyrų ir moterų, aukojusių už tėvynės laisvę, brangus atminimas bus gyvas mūsų širdise, mūsų atmintyje, tol, kol būsime gyvi. Dėkojame mūsų brangiam ir gerbiamam arkivyskupui, metropolitui Kęstučiui Kėvalui, kuris kartu su mūsų karo kapelionu majoru Tomu Karkliu aukojo šventas mišias Švento Mykolo Arkangelo įgulos bažnyčioje, kur skambėjo Vytauto didžiojo karo muziejaus bokšte Laisvės varpas ir skambėjo arkivyskupijoje bažnyčių varpai kaip simbolis, kuris kaip širdyje daužosi mūsų tautinės širdis. Gerbimieji, kviečiame pasisakymui Seimo narį, profesorių, karo ekspertą, mūsų nuostabų bičiulį, gerbiamą Valdą Rakutį. Mėly šauliai, Lietuvos kariuomenės, karinio oro pajėgų orkestre, patriotinių partijų atstovai, bajorai, valstiečiai, visi sąmoningi Lietuvos žmonės, vyrai ir moteris. Šiandien turime ypatingą dieną. Ypatingą dieną ne tik todėl, kad jinai yra graži, mena apie istorinį įvykį, bet ir dėl to, kad šiandien Seime nepavyko mums apsvarstyti net specialaus teksto skirto šitai progai. Šiandien minime 41 metų Lietuvos sukilimo 85. Tai labai sudėtingas įvykis, vykęs sudėtingom aplinkybėm, bet jis nėra vienintelis toksai. Lietuvoje sukilimų yra daug. Ir kai žmonės sako, kad vienas sukilimas buvo, tai reikia priminti, kad sukilimo tradiciją Lietuvoje galima atsekti iš 1655 metų Žemaitijos valstiečių sukilimų prieš švedus, iš Baro konfederacijos, iš 1794 metų Tado Kosciuškos sukilimo, kuriame žmonės, tiek kariai ginkluoti tuometiniais ginklais, tiek paprasti valstiečiai ginkluoti ietimis ir dalgiais, tiek bajorai ginkluoti savo kardais ir pistoletais, pabandė
paskutinį kartą iškovoti mums laisvę prieš pavyrantį sutemas. Jau 1812 metais pasitaikius progai Napoleono kariuomeniai, tarp kitko irgi birželio 22 dieną kirtus Nemuną, taip pat prisijungė prie Napoleono kariuomenės, buvo formuojami lietuviškieji pulkai, mes jų dažniausiai neatsimenam kaip sukilimo tradiciją, o jie taip save suprato. Vėl po kelių metų 1832 metų sukilimas, Krakusmečių dar vadinamas, Lenkai vadina Lenkų-Rusų karu. Ir štai 1863-64 metų sukilimas, kas 30 metų. Tik pasitaikius progai, o ir nepasitaikius progai, bet tiesiog iš to patriotizmo žmonės sukildavo. Vėlesni sakydavo, ką jie nesuprato, kokiu priešu jie susidūrė. Izoliuoti iš visų pusių, apsupti priešiškų valstybių, imdavosi tokių neįmanomų dalykų, kaip visai nesenai prieš savaitę minėta Juodkrantės ekspedicija. Žmonės iš Didžiosios Britanijos bandė išlaipinti ginklus, čia neįmanomų būdų, bet jie tą darė. Ir kodėl tas darbas yra reikšmingas? Todėl, kad jisai pagimdo sekančią sukilėlių kartą. Vis tiek lieka legendos, vis tiek yra pasakojimai, dainos, vietos, ženklai, simboliai. Ir visą tai sako, mes dar gyvi, mes dar turim valios sukilti, mes dar gyvi. 1905 metais Rusijos revoliucija, atrodo, prie ko čia mes? Ogi surinkom didįjį Vilniaus Seimą. Nutarėm, kokios valstybės mums reikia, kad mes dar gyvi ir ne bet kokie, o lietuviška Lietuva. 18 metais pasisekė sukilimas. Argi kas tikėjosi, kad pavyks kiek tos Lietuvos, o kiek priešų mes turėjome. Bet pavyko. Ir tas pavykęs pasakojimas visą laiką įkvėpdavo tautą. Jeigu bus blogai, mes vis tiek susirinksim, sukilsim ir atstatysim laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Tai štai kokiam kontekste mes turime matyti šitą įvykį, nes tie žmonės tą praeitį matė, jie vadovavosi, ją rėmėsi. Ir štai šitoje aplinkoje mes turime pereiti jau prie mūsų šito konkretaus 41 metų sukilimo. Ar galėjo žmonės nesukilti, kai iš jų atėmė laisvę, kai atėmė artimuosius, atėmė perspektyvą, atėmė patį vardą, kada pasakė, kad jūs patys įstojate į Sovietų sąjungą, tai kaip žmonės galėjo sukilti? Sako, kaip 40 metais, o kas žmonių klausė? Žmonės pamatė, kad yra okupuoti, kai tankai pradėjo Kauno gatvėmis važinėti. Štai kada žmonės pamatė, kas įvyko. Nes tą naktį žmonės miegojo, jie nežinojo. Ir kada jau jų paklausė, o čia ir yra paklausė, kada bus proga, kada žmonės neabejotinai griebėsi ginklo, pirmiausiai vadavo savo artimus ir bičiulius, kurie vis dar buvo suimti ir daugelį jų išgelbėjo tokiu būdu. Taip pat turėjo susitvarkyti su tais, kurie vykdė šitos nusikaltimus. Buvo kova su kolaborantais, buvo kova net ir su raudonarmiečiais, nors prastai ginkluoti sukilėliai nelabai ką tiem ginkluotiem žmonėm galėjo padaryti. Bet tą darė. Kartais sakoma, žinot, čia turbūt vokiečių darbas. Tie gerbėmėjai, vokiečiam šito sukilimo visai nereikėjo. Ir kada Kazys Škirpa, būdamas Berlyne, gavęs mūsų Lietuvos diplomatų įgaliojimus, pradėjo organizuoti Lietuvos sukilimą, vokiečiai perspėjo ne vieną kartą, kad čia nebūtų jokios akcijos, o tuo metu, kai sukilimas įvyko, Kazys Škirpa buvo suimtas ir pasodintas namų arešte su apsauga, jam neleido išvažiuoti į Lietuvą. Čia jūs girdėjote, tekste minimas kaip premjeras, jo čia nebuvo, dėl to, kad jo neišleido. Vokiečiam šito sukilimo nereikėjo. Lietuviai tikėjosi, kad jeigu padės vokiečiam užimti tiltus, čia kauniečiam labai svarbus dalykas, užimti tiltus, kurie iš esmės nulėmė operacijos sėkmę, gal bus tai įvertinta ir iš tikrųjų daug labai mūsiškių žuvo prie Aleksoto tilto, prie geležinkelio tilto per Nemuną, kurį bandė tikrai didžiuliam aukom išgelbėti, bet tas nebuvo įvertinta, todėl kad Vokietija, tarp kitko, ilgą laiką buvusi sąjungusi Sovietų sąjunga, po Ribentropo-Molotovo pakto, jinai galvojo, kad yra galinga, nenuveikiama ir jinai sukurs naująją Europą, kur jinai pati viena viešpataus. Ir šito mes negalėjom pakeisti.
Bet pats sukilimas atsiekė labai svarbius politinius tikslus. Pirmiausia,